Labą vakarą visiems, kurie esate šitam renginy gyvai, bet ir tiem, kurie klausysis įrašo vėliau. Tad pristatau Eveliną Pajėdienę, kuri yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto neurologijos klinikos gydytoja, neurologė, ir kalbėsime apie tai, kaip pagerinti miego kokybę asmeniui turinčiam demenciją ir jo globėjui. Dėkoju dar kartą, kas prisijungėt, ir kviečiu Eveliną. Žodis ir dėmesys visas jums. Labas vakaras, Ieva. Labas vakaras visiems susirinkusiems taip gausiai iš įvairių Lietuvos kampelių. Aš pati transliuoju iš Kauno, labai džiaugiuosi ir labai dėkoju šitą pakvietimą, nes manau, kad tema yra labai svarbi. Nežinau, kiek tinkamai jums atliepsiu tas problemas, tai tikrai labai lauksiu po to klausimų, komentarų, pastebėjimų. Ir stengsiuosi vėlgi kalbėti paprasta kalba, nors gal bus sudėtingų schemų, tai vėlgi galėsim padiskutuoti, jeigu liks kažkokių neaiškumų. Aš pati esu gydytoja neurologija, taigi susiduriu tikrai su demencija bei pradžia demencijos pasireiškiantiems pacientams, su kitais neurologinėmis ligomis sergančiais pacientais, bet turiu ir tokį meilę, subspecializaciją, tai miegą. Ir nemažai dirbu ir su tuo miegu, bet tas miegas, kaip ir Ieva paminėjo, jis iš tiesų vienija mus visus, ar mes turime greta neurologinę ligą ar ne, ir jis yra visiems mums aktualus. Tai norėsiu pasidalinti pranešimu ir pradėti. Ar matot mano skaidres ir viskas tvarkoje? Taip, viskas matosi. Ačiū. Taigi, demencija ir miegas. Pašnekėsime ir šioje paskaitoje. Toks trumpas turinukas, ko tikėtis. Pirmiausia, šiek tiek papasakosiu bendrai, kad suprastume, kaip tas miegas yra reguliuojamas sveikose smegenyse, kaip jis yra reguliuojamas su amžiumi, senstant ir taip pat sergant demencija, kokie skirtumai atsiranda, kokie yra pagrindiniai miego sutrikimai, kaip juos atpažinti, kaip juos bandyti įtarti ir galiausiai kaip pagerinti tą paciento ir jį prižiūrinčio asmens miegą. Taigi, pradedant paprastai žodžiais, kaip mūsų miegą reguliuoja smegenys. Mes žinom, kad turime paros ritmą 24 valandas, iš kurių geriausių tokiu optimaliu atveju apie 8 valandas turėtume skirti miegui ir likusį laiką darbui ir kitoms veikloms. Ir būtent šitą pusiausvyrą tarp miego ir būdravimo palaiko tam tikros smegenų sistemos. Vienose yra vadinamieji būdravimo centrai, jie palaiko mūsų budrumą ir neleidžia mums miegoti. Kitose yra vadinamieji miego centrai. Šitie centrai sąveikuoja per įvairias sudėtingas cheminės medžiagas ir nervinės ląsteles vieni su kitais, tai slopindami, tai aktyvindami ir taip palaiko tas svarstyklės, kada mums miegoti, o kada būdrauti. Reikia nepamiršti, kad miegui taip pat labai svarbus vadinamasis tas cirkadinis biologinis laikrodis. Kodėl jis yra labai svarbus? Jis reguliuoja, kada mums eiti miegoti ir kada mums būdrauti. Jam labai svarbi natūrali šviesa. Užakcentuoju šitus dalykus, nes jie bus toliau ir svarbus labai miego sutrikimų pagalbai. Taigi šviesa patenka pro akį, gauna impulsą ir reguliuoja tą mūsų vidinį smegenų laikroduką. Šitas pagrindinis smegenų laikrodukas dar reguliuoja daugybę skirtingų mūsų organų ląstelių, nes kiekviena mūsų organo ląstelė, ar tai būtų plaukai, ar tai būtų kepenys, ar tai būtų žarnynas, pačios tos ląstelės turi mažus laikrodukus, kurie taip pat dirba 24 valandų ritmu. Ir jeigu iškrinka mūsų miego būdravimo ritmas, gali sutrikti ir tų atskirų organų veikla. Tai tik dar vienas įrodymas, kad visos organų sistemos labai susijusios. Be šviesos mūsų tą biologinį laikrodį reguliuoja ir įvairūs išoriniai dirgikliai. Mūsų aktyvumas, kiek mes mankštiname, sportuojame, kiek būnam aktyvus, mūsų miegas, mūsų mityba.
Tai tokie pagrindiniai tie dirgikliai, kurie yra svarbus ir apie juos reikia pagalvoti, bandant reguliuoti tą miego būdravimo ritmą. Kai kalbame, kam miegas reikalingas, kokios to miego funkcijos, geriausias pavyzdys, kaip suprasti, kokias funkcijas jis atlieka, kai mes prarandame miegą. Dėl to pateikiu tokį pavyzdį, eksperimentą, kurį atliko žmogus 1964 metais. Jis pasiekė ilgiausio nemiegojimo rekordą. Jam pavyko neužmigti 11 dienų 25 minutes. Vėliau šis rekordas dar buvo pagerintas, taip sakau kabutėse, tačiau vėliau jis iš vis buvo uždraustas atlikti dėl poveikio sveikatai, dėl nemiegojimo žalos. Tačiau būtent šis asmuo, kurio reali nuotrauka ir yra įdėta iš 64 metų, Randy Gardner, jis pasižymėjo, tapo įžymus tuo istorijoje Gineso rekordu, kad jo tas rekordas buvo stebimas įvairiais rodikliais, buvo stebimas miego gydytojų, miego specialistų, norint užfiksuoti, kasgi darosi nemiegant, kokie pirmiausia poveikiai ir sveikatos pokyčiai vyksta. Ir pastebėta, kad pradžioje jis visai gerai kompensavo tą miego trūkumą, tačiau po kelių parų pirmiausia, kas pradėjo trikti, tai būtent emocinis elgesys ir pažintinės funkcijos. Jis darėsi dirglesnis, jam sunkiau buvo reaguoti adekvačiai į tam tikrus stimulus, jis greičiau susinervuodavo. Vėliau jam buvo sunku atlikti įvairias užduotas mokslininkų jį stebinčių, įvairias matematinės užduotis, protinės užduotis. Vėliau toliau stebint ir jo širdies ritmą ir kitus gyvybinius rodiklius, jie ne taip smarkiai kito, bet kas blogėjo, einant toms dienoms ir toliau jam nemiegant, tai būtent elgesys, jis pradėjo matyti įvairius vaizdinius, haliucinacijas, jis darėsi dar labiau dirglesnis, sutrikęs, sunerimęs, taigi būtent paveiktos pirmiausia buvo tos vadinamos pažintinės ir emocinės funkcijos. Šis eksperimentas mus veda į išvadą, kad viena iš pagrindinių miego funkcijų yra atmintis ir emocija. Būtent per miegą, ypač lėtą, gilų į miegą, yra sudėliojama visa per dieną gauta informacija, tiek emocinė, tiek mūsų įvairios gautos žinios, sudėliojamos į tam tikras lentynėles ir iš tos vadinamos greitosios trumposios atminties yra perkeliamos ilgalaikiai ir užsilaiko smegenyse ilgam. Kita svarbi funkcija, kuri taip pat labai aktuali demencijos šviesoje, būtent, kad miego metu išvalomi tam tikri kenksmingi medžiagų apykaitos produktai. Būtent miego metu smegenyse išsiplečia, atsiranda tarpai tarp ląstelių ir veikia vadinama tokia limfatinė sistema, taip kaip mūsų limfa teka per visą organizmą, svarbi mūsų imunitetui, taip ir smegenyse turim tam tikrą tokią limfinę sistemą, kuri išvalo įvairius per dieną susikaupusius toksinius medžiagus, kurie smegenyse nereikalingi, bei tuo pačiu išvalo ir tą vadinamą patologinį baltymą, kuris svarbus konkrečiai Alzheimerio ligos patogenezėje išsivystyme, tai yra tas vadinamas beta-amiloidas. Dėl to yra prielaidų, kad ne tik su pelių modeliais, bet ir tyriant žmonės, kad ilgalaikis miego trūkumas gali didinti riziką pasireikšti demencijai. Kita svarbi miego funkcija yra medžiagų apykaita. Būtent kai kurie procesai, medžiagų apykaitos procesai, hormoniniai procesai gali vykti būtent miego metu. Nors atrodo, kad miegas yra labai rami būsena, tačiau kaip tik ten vyksta daug įvairių procesų, kur vėlgi suskaidomos per dieną gautos mitybinės medžiagos, iš jų gaminamos kitos energijai reikalingos medžiagos ir panašiai. Taip pat čia yra svarbus ir tas mūsų laikrodukas, kuris taip pat reguliuoja, kad tam tikri procesai vyktų būtent tik tai naktį, o kiti būtent tik tai dieną. Dėl to, kai žmonės dirba pamaininį darbą ir dirba ilgai visą gyvenimą atvirkštinėmis pamainomis, būtent dirba naktį, miega dieną ir tas ritmas yra susimaišęs, pastebėta, kad jie turi didesnės rizikas tam tikroms ligoms išsivystyti.
Ir viena labai svarbi funkcija, ypač dabartiniais COVID pandemijos laikais, tai tas imunitetas, kad miegas yra labai svarbus imuniniai sistemai ir jos stiprinimui. Ne tik padeda reguliuoti imuninius procesus, bet ir stiprina imunitetą. Pastebėta, kad ir atsakas į skiepus, į vakcinas geriau veikia esant gerai išsimiegojus, bei turint ilgalaikį gerą miegą ir normalų ritmą. Daryti vėlgi eksperimentai su gripo skiepytais asmenim, pastebėta, kad mažiau antikūnių po gripo vakcinos susiformavo tiems, kurie turėjo lėtinį miego trūkumą. Taip pat tam tikros priešuždegiminės medžiagos susirgus, peršalus, kai kovojama ir imunitetas kovoja prieš tas virusus ar bakterijas, tos uždegiminės medžiagos tam tikros būna, kad veikia tik tai miego metu, dėl to ir mus izoliuoja, lyg miegas sukelia tokią izoliacinę funkciją, kad mes peršalę norim gulėti, užsikloję, miegoti ir neiti iš patalpos, lyg ir platinti tą virusą. Taigi manom, kad liekama ir tokia kaip izoliacinė apsauginė funkcija. Ir kalbant, kaip tas miegas keičiasi su amžiumi, iš tiesų tos trukmės ir poreikis miegų yra skirtingos. Pagalvokime apie mažylius naujagimius, jie miega beveik ištisą parą ir mažai būdrauja. Tai gali būti iki 17 valandų per parą. Vėliau, vaikui augant, mokykliniam amžiuje, jam gali prireikti jau mažiau apie 10 valandų per dieną. Tai gali būti dienos pogulis plus nakties miegas. Toliau vidutinėme amžiuje mums paprastai, sakom, auksinis viduriukas apie 8 valandas, nuo 7 iki 9 valandų, tas intervalas platesnis, kiek reikėtų miegoti. Ir vis dėlto senstant, nors trukmė lyg ir išlieka panaši intervalinė, kad mums reiktų miegoti apie 7-9 valandas, bet paprastai pastebima, kad tas miego poreikis ir miego trukmė šiek tiek sutrumpėja. Ir jeigu senolis žmogus išmiega 7 valandas, jisai ganėtinai gerai jaučiasi pailsėjęs, jeigu tame pačiame miege nėra problemų. Tai panašu, kad šiek tiek miego poreikis, miego trukmė su amžiumi taip pat gali patrumpėti ir tikslas yra bent 7 valandas per naktį. Kokie kiti svarbus amžiniai miego pokyčiai? Pastebėta, kad senstant mažėja to vadinamo giliojo lėtų bangų miego, kuris, kaip minėjau, yra svarbus atminties procesų formavimui, tam giliam poilsiui bei tų vadinamų blogųjų medžiagų išvalymų iš smegenų. Tiesiog taip yra, kad po truputį net ir neturint papildomos neurologinės ligos su amžiumi, šiek tiek tie lėtą miegą reguliuojantis procesai silpsta ir to lėto miego pas mus mažėja. Taip pat, kaip minėjau, gali trumpėti bendra miego trukmė bei poreikis, gali daugėti prabudimų. Tai reiškia, kad pats miegas darosi nebe toks jau vientisas, jis gali būti suskaldytas dėl trumpučių prabudimų, tačiau tų prabudimų priežastis gali būti ne tik tiesiog prabudimas, bet gali atsirasti poreikis dažniau eiti į tualetą, atsirasti daugiau sąnarių skausmų, problemų apsiversti lovoje ir panašiai. Ir kas dar keičiasi, kad pasikeičia mūsų cirkadinio laikrodžio aktyvumas. Jisai ne taip gerai veikia ir ne taip gerai reguliuoja mūsų miego būdravimo ritmą. Ir kas pastebėta, kas būdinga senyvo amžiaus žmonėms, kad ankstyvėja jų miego būdravimo ritmas. Tai reiškia, kad jie gali jau norėti eiti gulti miegoti net apie 7 valandą vakaro, bet atsibusti, kaip sakom, su pirmaisiais gaidžiais apie 5 valandą ryto. Ir tai yra normalu, kad pas juos tas miegas šiek tiek pasislinkęs, palyginus su paaugliais, pas kuriuos kaip tik tas miegas yra labai vėlyvas. Tai čia vėlgi yra šiokie tokie amžiniai miego būdravimo ritmo procesai. Ir tada kyla klausimas, ar dėl miego problemų kaltas vien amžius. Jeigu mes turime miego sutrikimų, pavyzdžiui, išsivysto nemiga neretai, 70-metis žmogus sako, taigi normalu, tai yra senatvė ir tai yra senatvės požymis. Iš tiesų nebūtinai. Neturi pats amžius ir senyvas amžius vesti mus į miego sutrikimą. Tie pokyčiai šiokie tokie gali būti, tačiau tai neturi būti miego sutrikimas, tai neturi būti nekokybiškas, poilsio neteikiantis miegas.
Skaidrė paimta originaliai iš straipsnio būtent apie Alzheimerio liga sergančius pacientus ir juos prižiūrinčius asmenis ir jų miegą. Ir ką norėjau čia pabrėžti, kad nekalbėsiu daug apie demencijos teoriją, kad tų demencijos rūšių yra įvairių. Kaip žinom, Alzheimerio liga yra pati dažniausia, tačiau yra ir kitų rūšių demencijų. Ir gal jūs slaugote ar susidurėte su kitos rūšies demencija, kaip gali būti kraujagyslinė, lėvių kūnelių demencija, retesnės frontotemporalinė demencija arba tos antrinės, sergant Parkinsono liga demencija ar mišrios demencijos. Dėl ko svarbu žinoti, kad jų įvairių būna, nes tas miego sutrikimų pasireiškimas ir santykis dažnis taip pat tarp tų demencijų šiek tiek skiriasi. Vienoms demencijoms labiau būdingi vieni miego sutrikimai, kitoms kiti. Dėl to aš nesiakcentuosiu, galbūt vien tik tai apie Alzheimerio demenciją, kalbėsiu daugiau apie miego sutrikimus, sergant įvairiomis demencijomis. Taigi, kokie gali būti tie miego sutrikimai sergant demenciją? Panašus kaip ir bendroje populiacijoje, dažniausiai miego sutrikimai. Tai yra nemiga, vadinamieji miego būdravimo ritmo sutrikimai, kvėpavimo sutrikimai miego metu, iš kurių dažniausiai vadinamoji obstrukcinė miego apnėja. Tada tos vadinamos parasomnijos, kaip mes vadinam, tai yra kažkokie neįprasti elgesiai miego metu, ko neturėtų vykti miego metu. Iš jų dažniausias būdingas prie demencijų, tai yra paradoksinio miego elgesio sutrikimas. Ir pagrindinis ne visai miego sutrikimas, nes iš tiesų vyksta prieš miegą vakare, tai yra neramių kojų sindromas. Apie visus šiek tiek paprastai žodžiais bandysiu paaiškinti. Taigi nemiga. Bendrai, net nesergant demenciją, manoma, kad asmenims virš 65 metų amžiuje nemiga yra dažna liga. Gali pasireikšti net iki 57% žmonių. Ir kas dar pastebėta, kad ji dažnesnė tarp asmenų, kurie gyvena tam tikrose slaugos, priežiūros, globos namuose, o ne savo asmeniniuose namuose. Kaip pasireiškia nemiga? Nemigos pagrindinis simptomas yra, žinoma, miego problemos, bet tai gali būti sunkumas užmigti nakties pradžioje, tai vadiname kaip užmigimo pradžios nemiga. Gali būti sunkumas pratęsti miegą, kai užmiegama nesunkiai, tačiau kaip laikrodukui atsibundama apie 2-3 valandą nakties ir nebesugebame sudėti bluosto iki net paryčių ar kelias valandas. Ir vadinama dar būna ir per ankstyvas prabudimas, kai mūsų žadintuvas užstatytas, tarkim, 7 valandai, o mums išeina visada atbusti 5 ir nebeužeina užmigti. Kitas svarbus dalykas, kad dažnai pacientai sergantis nemiga sako, kad net jeigu aš miegu, man atrodo, kad aš nemiegu. Atrodo, kad tas miegas yra paviršinis, lyg atrodo, kad aš visą laiką būdrauju ir tas miegas neteikia poilsio, atsibundu, kaip ką tik akis užmerkęs, nepailsėjęs. Ir svarbus ne tik tie naktiniai simptomai, bet ir kokias dienos pasekmes gali sukelti tą nemigą. Pacientas, žmogus gali pasidaryti dirglus, gali keistis jo nuotaikos, gali būti nerimastingas. Dažniau dieną jis jaučia ne mieguistumą, ne miego poreikį, o nuovargį, tiesiog fizinį ir emocinį nuovargį. Gali būti sunku sutelkti dėmesį ties darbiniam užduotim, atlikti kažkokias darbinės užduotis, daromos įvairios klaidos veikloje. Tai tokie pagrindiniai tie nemigos simptomai. Ir jeigu nemiga užsitęsia ilgai, nes mes ūmią nemigą vadinamą galime turėti kiekvienas iš mūsų per gyvenimą, jeigu turėjom kažkokį didžiulį stresinį veiksnį, artimojo netektį ar kažkokią reikšmingą egzaminą, susirinkimą, kur didelė įtampa nerimas, tai mes galim tą naktį nemiegoti, bet kai stresinis veiksnys praeina, lyg ir miegas susitvarko. Tai mes tai vadinama ūmia nemiga. Didesnį rūpestį kelia vadinamoji lėtinė nemiga, kai ta ūmi nemiga užsitęsia ir ji gali varginti bent kelis kartus per savaitę, daugel mėnesių ar metų. Ir tai jau yra didesnė problema, kurią svarbu prižiūrėti ir gydyti. Kas dar svarbu, tai yra vadinamieji miego būdravimo ritmo sutrikimai. Tai reiškia, kad sutrikęs pats
tas vadinamas cirkadinis arba miego būdravimo ritmas. Kodėl taip vyksta? Demencijos metu ypatingai nyksta to cirkadinio laikrodžio ląstelės ir dėl to blogėja ta reguliacija. Ji blogėja dėl to, kad pradeda mažiau gamintis to vadinamo tokio, manau, visiems girdėto užmigimą skatinančio hormono melatonino išskirimas. Jeigu mes jo išskiriam mažiau, reiškia, jis mus mažiau migdo ir mažiau mes norime miego, dažniau prabundame. Jis taip pat svarbus ir dėl to, kad greta rinka ir mūsų kūno temperatūra, kuri taip pat keičiasi priklausomai nuo paros laiko. Ir šitie visi svarbus cirkadiniam laikrodžiui papildomi dalyviai sutrikdo patį miego būdravimo ritmą. Jis gali sutrikti visiškai, kai mes turėsim atvirkščią parą. Dieną žmogus miegos, o naktį bus nemiga. Gali sutrikti ne visiškai, kaip minėjau, kad gali šiek tiek pasislinkti, pasiankstinti tas miego ritmas. Tai ir vadinama tas ankstyvos miego fazės sindromas, kai norima eiti gulti pakankamai anksti ir keliamas anksti. Svarbu prie senyvo amžiaus, neturint net ir demencijos, dažnai senyvam amžiui būna vadinama katarakta. Katarakta yra akių liga, kai drumstėja mūsų akies lęšiukas. Jis taip gerai nepraleidžia šviesos ir mes matom miglotai, neryškų vaizdą. Ir būtent dėl to, kad jis nepraleidžia pakankamai šviesos, mažiau šviesos patenka į mūsų tą laikroduką ir mažiau jį reguliuoja. Dėl to taip pat gali trikti miego būdravimo ritmas. Ir dar kas būdinga ir kas skaitosi taip pat prie miego būdravimo ritmo sutrikimų, tas vadinamas vakarinis naktinis bruzdumas, kuris būdingas demencija sergantiem pacientam, kad jie būtent vakare pasidaro kažkodėl labai aktyvūs, sunerimę, kartais agresyvūs, taip pat naktį gali vaikščioti, neaišku dėl ko kaip, kažką gal matyti, kalbėti, būti aktyvūs ne tada, kada reikia. Tai gali taip pat būti dėl to, kad sutrikęs tais jų miego būdravimo ritmas. Kitas miego sutrikimas yra ta vadinama obstrukcinė miego apnėja, kvėpavimo sutrikimas miego metu. Iš tiesų, jis yra dažnas sutrikimas tiek demencija sergant, tiek nesergant. Ir jį reikia atkreipti dėmesį, ypač po vidutinio amžiaus, vyrai ir moteris dažniau apnėja susilygina. Tai gali būti bet kam iš mūsų. Ir dažnis lengva ir sunkesnė demencijos forma sergantiems gali būti apie 40%. Kas tai yra? Dažniausiai pacientas naktinių simptomų pats gali ir neįvardinti. Čia reikia liudininkų, reikia, kad kažkas girdėtų šalia, kaip tas pacientas miega. Ir tada girdim, kad yra tos vadinamos kvėpavimo pauzės arba apnėjos miegant, kvėpavo, stabtelėjo ir vėl giliai įkvėpė arba užknarkė. Tai būtent tos apnėjos, kurios gali būti ganėtinai ilgos, gali trukti pusę minutės, minutę, yra pavojingiausias apnėjos simptomas. Gali šalia būti ir knarkimas. Knarkimas gali būti ne visai tipinis knarkimas, gali būti kosčiojimas, springimas, krenkštimas ir panašus garsai. Ką jau jaus pats pacientas, ryte gali skųstis rytinių galvos skausmų, būtent rytinių galvos skausmų bei sausa burna. Rytinis galvos skausmas atsiranda dėl to, kad naktį stoja kvėpavimas, vis trūksta deguonies ir dėl tos lėtinio deguonies trūkumo ryte galva atrodo sunki, lyg smėlio pripilta, nepailsėjusi. Burna sausa dėl to, kad yra knarkiama, prasižiojus ir nuolat gaudama oro, dėl to jinai išdžiūna. Pacientas dieną gali jaustis mieguistas, būtent dėl to, kad naktį nuolat trūko deguonies, jis nuolat prabudinėjo dėl apnėjų. Dėl to dieną gali būti didžiulis mieguistumas. Gali atsirasti koncentracijos, dėmesio sutelkimo klaidos, gali sutrikti darbinė atmintis. Pacientas gali pasidaryti dirglus, gali keisti nuotaikos. Koks dažniausias yra miego apnėjos pacientas? Tradicinis, pirmiausia, kokį mes pamatę, manom, kad galėtų būti miego apnėja. Dažnai turintis viršsvorio, esantis vyresniam amžiuje, nes būtent su amžiumi blogėja kvėpavimo takų pralaidumas, elastingumas. Taip pat pacientas gali būti liesas, tačiau turėti viršutinių kvėpavimo takų problemų. Ar tai žandikaulis mažas, ar nosies pertvara iškrypusi. Įvairios problemos, kurios jau analizuojamos giliau apžiūrint pacientą. Ir taip pat svarbu, kad apnėja įeina į tą vadinamą medžiagų apykaitos sindromo dalį. Reiškia, kad greta dažnai mes rasime ir padidėjusi kraujospūdį ir
cukrinį diabetą, padidėjusi cholesterolį, ritmo sutrikimus, galbūt buvusi insultą ar širdies infarktą. Kodėl labai svarbu gydyti apnėją, įtariant pažintinių funkcijų sutrikimą arba jau turint demenciją? Dėl to, kad apnėja ir demencija yra labai aiškiai susijusios ir veikia viena kitą. Pastebėta, kad tiek apnėjos pacientams, kurie neturi demencijos, su laiku, negydant tos apnėjos, gali blogėti pažintinės funkcijos ir vesti į didesnę riziką susirgti demenciją. O jau turintiems demenciją ir greta negydytą apnėją, dažnai yra sunku reguliuoti demencijos simptomus ir sukoregavus apnėją šiek tiek lengviau sekasi ir su pačia demencija. Kokia klinikinė prasmė, jeigu mes gydysim apnėją? Pirmiausia, pamažėja mieguistumas ir padidėja žmogaus budrumas. Padaugėja energijos, jis tampa žvalesnis, padidėja fizinio aktyvumo lygis, pagerėja miego budrumo ritmas, nes pats miegas yra sėkmingesnis, efektyvesnis. Sumažėja kraujospūdžio svyravimai, cukraus kiekis, cholesterolis. Taigi veikiam ir į kitas medžiagų apykaitos sindromo dalis. Sumažėja vadinamieji tie dėmesio, elgesiniai, emocijų simptomai. Pagerėja bendrai gyvenimo kokybė. O tada, kalbant dar ir apie tuos visus mechanizmus, pagerėja tų pačių blogųjų toksinių medžiagų pašalinamas iš smegenų. Kitos svarbios funkcijos, kurios blogina demencijos eigą, taip pat yra paspartinamos į teigiamą pusę. Mažėja tas lėtinis deguonies trūkumas, kuris yra stresas visam organizmui neturėti pakankamai deguonies, ir gerinama bendrai smegenų veikla ir apykaita. Kitas svarbus miego sutrikimas, tas neįprastas elgesys miego metu. Jis yra svarbus dėl to, kad jis išvis gali būti pats pirmasis neurologinių ligų susijusių su atmintim, su judesiais simptomas. Gali būti vienas pirmųjų Parkinsono ligos simptomų, pasireikšti net 10 metų iki visų kitų pagrindinių neurologinių simptomų. Gali būti vienas iš pirmųjų demencijos simptomų, ypač Levi kūnelių demencijos. Kas tai yra? Tai yra kažkas neįprastas elgesys miego metu. Pacientas gali šaukti miego metu, muštis, spardytis, kalbėti, ir dažniausiai tie jo visi judesiai, veiklos aktyvumai yra susijęs su sapnu, kurį jisai sapnuoja. Nes šis sutrikimas vyksta būtent per tą vadinamą sapnų miegą. Pavyzdžiui, pacientas gali sapnuoti, kad jisai žaidžia futbolą ir tuo metu mes matom, kad jis miego metu spardo antklodę į viršų, mosikuoja rankomis, šaukia, įvartis, taip jisai išgyvena tą sapną. Dažnai tas turinys sapno gali būti ir agresyvus, kad pacientas kažką gaudo, kažkokius plėšikus, kovoja su jais. Kas yra labai svarbu prie šio sutrikimo, kad dažnai pacientai turi susižeidimo arba kito arti esančio žmogaus sužeidimo riziką. Būna, kad pacientai sutrenkia galvą į galvūgalį, susilaužo ranką, užmoja smarkiai kitam, pradeda kitas žmogus maukti, visiškai nevalingai, nesąmoningai, bet tiesiog išgyvendami tą sapną. Taip pat, ką pats pacientas jaučia, jisai dažniausiai neprisimins, kad tokie įvykiai vyko, dažniausiai tai papasakoja artimieji, dėl to neretai reikia liudininko ir norisi, kad tie globėjai nufilmuotų, kas vyksta, kad žinotume tiksliai, kas ten darosi, nes pats pacientas gali jausti tik tai, kad kartais prabudinėja, ryte atsikelia neišsimiegojęs, arba kažkokį sapnavo ryškų sapną, kurį lyg ir prisimena. Ir tas, kaip minėjau, ne visai miego sutrikimas, bet vykstantis prieš miegą, vadinamas neramių kojų sindromas. Kas tai yra? Tai yra dažniausiai nemalonus pojūtis vykstantis kojose, blauzdose ir pėdose. Kartais gali būti plaštakose, bet dažniau apatinėse galūnėse. Pacientas gali jausti tokius keistus lyg skruzdėlyčių bėgiojimus, lyg niežulį, lyg tirpimą, lyg deginimą, šalimą.
Tas pojūtis ypač pastiprėja ramiai sėdint vakarais ar gulint lovoje prieš miegą, būtent ramybėje. Ir tada norisi tas kojas pajudinti, pavaikščioti, pamasažuoti, pakasyti ir liktai nuo to palengvėja. Kas dar gali būdinga būti neramių kojų sindromai būtent jau naktį miegant, kad tas neramumas yra lydimas pastoviai besikartojančių miego metu kojų patrūkčiavimu, ką mes vadiname periodiniais galūnių judesiais miego metu. Kad kartais trūkčioja ir toliau tos kojos ir lieka neramios. Ir tada pacientas gali sakyti, kad atsikėlė neišmiegojęs, jis gali būti dieną mieguistas. Ir liudininkai šalia, kurie miega ir stebi pacientą miegantį, gali taip ir matyti, kad tos kojos nuolat kruta per visą naktį, tikrai pakankamai dažnai, ne tik prieš užmingant, bet per visą naktį vis nuolat intervalais kruta. Ir tada, ko mums reikia ieškoti, dėl ko kyla tos neramios kojos? Dažnai dėl gretutinių įvairių ligų, cukrinio diabeto, inkstų nepakankamumo, skydliaukės problemų. Reikia paieškoti, ar nėra geležies stokos, ar nėra geležies stokos mažakraujystės, nes tai yra labai aiški priežastis, kurią nesunku gydyti paskyrus geležies preparatą. Taip pat neramių kojų sindromą gali kelti ir vaistai. Tai gali būti vaistų nepageidavimas poveikis, ypač įvairūs psichiatriniai vaistai. Taigi, kaip turėtume įtarti ir ką galvoti? Tiek globojantiems demenciją sergantį pacientą, tiek galbūt gydytojams prižiūrintiems, socialiniams darbuotojams prižiūrintiems pacientą. Reikia truputį pasigilinti, pasiaiškinti tuos simptomus. Jeigu paciento skundas, paciento ar globėjo galiausiai skundas yra sunku išlikti miegančiam, tuomet mums pirmiausia kyla klausimas, ar jis turi įprastą miego būdravimo ritmą, ar jisai tikrai eina naktį miegoti ir dieną nemiega, ar nėra kažkokio pamaininio darbo atvirkštinio visiškai ritmo. Jeigu mes turime sutrikusį ritmą, mes galime įtarti, kad tai yra kažkoks miego būdravimo ritmo sutrikimas. Ir tada dirbame su juo ir bandome jį gydyti. Apie gydymą pagalbą prieisiu vėliau. O jeigu vis dėlto ne, pats ritmas nėra sutrikęs, bet yra sunkumas išlikti miegančiam, tuomet mes galime įtarti pirmiausiai, kad tai gali būti vienas iš psichikos sutrikimų, pavyzdžiui, depresijos ar nerimo sutrikimo simptomas. Tai gali būti vaistų poveikis. Reikia pagalvoti, ar nebuvo skirta kažkokių naujų vaistų, kurie galėjo staiga sutrikdyti ritmą, nes tokių vaistų yra nemažai. Iš mūsų dažnai vartojame ir kraujospūdžiui skiriamų, ir hormoninių vaistų, ir tų pačių psichiatrinių, kas skiriama pačiai demencijai gydyti ir jo simptomams koreguoti. Jeigu mes randame tas priežastis, mes tvarkome pirmiausia jas. Taip pat galime įtarti, kad galbūt užmigti neleidžia būtent tas kojų neramumas ir dėl to pacientas turi didelę nemigą. Tada tvarkome neramių kojų sindromą. Jeigu mes nerandame, kad kažkokių yra papildomų priežasčių, didelio nerimo, depresiškumo ar kitų veiksnių, tada mes skaitome, kad tai yra ta pirminė tikroji nemiga ir tada gydome ją tikrąją paprastąją nemigą. Jeigu mes turime kitą simptomą, turime didelį dienos mieguistumą, kad dieną pacientas yra labai mieguistas, jisai negali tvardyti miego, jis eina daug kartų miegoti dienos pogulio ir vis tiek atsibunda nepailsėjęs, tada vėlgi iškeliam tą patį klausimą, ar tikrai miego būdravimo ritmas yra normalus, jeigu nenormalus, tvarkom jį, ar pakanka bendro miego laiko, gal mes turim tiesiog lėtinį miego trūkumą, gal pacientas ar žmogus eina miegoti labai vėlai ir išmiega tik po 5 valandas, kas nėra pakankamai kasdieną šitaip miegoti. Jeigu taip, tada mes aiškinamės apie ilgesnį miego poreikį, aiškinamės apie miego higieną, apie reguliarumą ir taikome įvairias kitas technikas. Jeigu nėra nei nepakankamų bendro miego, nei iškrikusio ritmo, tada galime tarti, kad galbūt tas didelis dienos mieguistumas, kaip minėjau, yra dėl to, kad trūksta deguonies naktį, galbūt pacientas knarkia, galbūt jiems stoja kvėpavimas. Jeigu turim tokių įtarimų, tada mes turime nukreipti pacientą miego specialisto konsultacijai ir tada jau reiks guldyti pacientą į miego laboratoriją ir atlikti vadinamą visos nakties miego tyrimą arba polisomnografiją. Kai yra užklijuojami įvairūs laidukai, fiksuojantis smegenų aktyvumą, kvėpavimą, širdies veiklą, kojų judesius. Ir gaunam daug informacijos, kas vyksta miego metu ir galime matyti tiksliau,
dėl ko kyla prabudimai ir dėl ko žmogus yra mieguistas. Taip pat galime galvoti, kad tai gali būti kažkokios kitos ligos. Galbūt retas širdies pulsas kelia didelį mieguistumą. Galbūt tai yra kažkokie greta esantis psichikos sutrikimai. Gal vėlgi veikia vaistai, kurių nemažai gali kelti ne tik nemigą, bet ir mieguistumą. Ir dar viena priežastis, jeigu mes nerandame jokių kitų veiksnių, yra vadinamoji tikroji mieguistumo liga, jau neurologinė liga bei narkolepsija. Čia jau sudėtingesnės ligos, galvojant įtariant tokius dalykus, reikia kreiptis neurologo konsultacijai, dažnai neurologo miego specialisto konsultacijai. Ir tada jau jisai vertins, kokių toliau tyrimų, vaizdinių ar guldymo miego laboratorijoje reiktų. Ir paskutinis iš pagrindinių miego simptomų gali būti kažkoks neįprastas elgesys miego metu. Ar tai yra agresyvus, pavojingas elgesys, kaip sakau, pacientas šaukia, mosikuoja, mušasi. Jeigu taip, tai gali būti tas vadinamas paradoksinio miego elgesio sutrikimas. Ir tada labai naudinga informacija yra nufilmuoti, kas vyksta ir parodyti po to gydytojui, nes dažnai patekus į miego laboratoriją nebūtinai tą naktį įvyks tas įvykis. Dėl to ta visa buitinė filmuota medžiaga labai reikalinga ir padeda. Mes niekur jos nedalinam, tai yra skirta būtent aptarti pacientą. Ir tada, jeigu mes įtariam tos dalykus, vėlgi reikalinga neurologo konsultacija ir greičiausiai reikės specialios miego diagnostikos polisomnografijos atlikimo. Taip pat, jeigu tai yra kažkoks elgesys, galbūt tai nėra pavojingas, bet yra, pavyzdžiui, kartotinis spardymasis. Tada mes galime tarti, kad yra tie pasikartojantis kojų judesiai miegant. Ir gal tai yra tos neramios kojos. Ir jeigu taip, galbūt mums reikia taip pat neurologo konsultacijos ir ištyrimo miego laboratorijoje. O jeigu tai yra tas susijaudinimas, bruzdumas, būtent ne miego sutrikimas, o pacientas yra budrus, tačiau jis yra aktyvus, neramus, tada reikia vertinti tai, reikia klausti, ar pacientas nemato kažkokių papildomų vaizdinių, ar jisai negirdi papildomų haliucinacijų, gal čia greta mums reiks psichiatrų pagalbos, bet žinosime, kad tai vyksta ne miego metu. Dėl to yra labai svarbu, kaip sakau, greta prie miego visada ir tie psichiatriniai simptomai, nes jie taip pat labai susiję ir miegas veikia juos ir jie veikia miegą. Nes pacientas, kaip primenu, ir tikrai daug kas žino, kad susiduria, kad gali būti tiek depresiškas, jis gali nebenorėti valgyti, jo miegas gali trikti kaip vienas iš pirmųjų demencijos simptomų, tad galbūt pirmas gydymas turėtų būti šiuo atveju ne miego, o antidepresantai. Jis gali jausti nerimą, gali būti agresyvus, gali turėti keistų įvairių pomėgių, poelgių, gali klajoti, gali sutrikti valgymas, gali sutrikti miegas ir gali atsisakyti priežiūros ar vaistų, gali atsisakyti tiesiog sveikatos pagalbos. Kad gali būti būdingi prie demencijos ir nepamirškim tie psichiatriniai, psichologiniai simptomai, kaip apatija, depresija ir būtent miegas gali būti vienas pirmųjų depresijos simptomų ir galbūt pirmiausia mums reiktų skirti antidepresantus, o ne gydyti miegą. Gali būti klajojimas, valgymo sutrikimai, priežiūros ir vaistų atsisakymas. Ir kas yra tada svarbu, kad skiriant psichiatrinius vaistus, jie taip pat gali šiek tiek turėti nepageidavimo poveikio pačiam miegui. Pavyzdžiui, antipsichotiniai vaistai gali didinti svorį, nes didina apetitą. Ir dėl to didėjantis svoris gali kelti didesnę miego apnėjos riziką. Įvairūs skausmo vaistai, ypač stiprieji opioidai, gali slopinti kvėpavimą, gali kelti nemigą. Antidepresantai neretai sukelia neramių kojų sindromą, gali priversti pacientą lunatikuoti arba neišsimiegoti. Dėl to yra labai svarbu pagalvoti, ar nebuvo skirti nauji vaistai, ar nebuvo didintos jų dozės ir ar ne tai buvo priežastis, dėl ko sutriko miegas. Ar dabar girdžiuosi gerai? Taip, viskas gerai, jūs buvo tiesiog sustingusi tą trumpą laiką. Supratau. Gerai, tęsiu toliau. Taigi, kalbant apie demenciją sergančius artimuosius, iš tiesų, ką statistika rodo, kad apie 2/3 patys patiria miego sutrikimų, būtent sąlygotų paciento priežiūros. Ir
dėl ko yra labai svarbu atkreipti dėmesį į paties prižiūrėtojo, artimojo miegą, dėl to, kad yra tiesioginis abipusis ryšys, kaip jaučiasi prižiūrintis žmogus, kaip jis išsimiega, kaip jis emociškai stabilus yra, nes tai labai veikia ir demencija sergančio paciento, tiek miegą, tiek savijautą, tiek tolesnę būklę. Ir nereikia nuneigti ir to, kad patys artimieji neretai jaučia baimę ir nerimą ir dažnai ateina ir klausia pacientų artimieji, kokią aš riziką turiu susirgti demenciją, ar man taip nenutiks. Ir tas taip pat negerina miego kokybės. Mes turime atliepti šitą nerimą ir žinoti, kaip reaguoti ir kaip su tuo tvarkytis. Taigi, kaip galima būtų padėti? Yra labai svarbu nustatyti tuos apčiuopiamus miego sutrikimus, nes jie turi tiesioginį gydymą. Tie apčiuopiami pirminiai miego sutrikimai yra nemiga, yra miego apnėja, yra neramių kojų sindromas. Taip pat, kaip minėjau, labai išsiaiškinti galimas kitas priežastis. Gal vaistai, gal ligos, gal skausmas, gal įvairūs išoriniai dirgikliai. Tai yra nesilaikoma miego higienos, gal privartojama per daug kofeino prieš miegą, gal per daug būnama prie ekranų. Gal yra kažkokie triukšminiai išoriniai dirgikliai, kurie trukdo miegoti. Ir visada šioje demencijos ir miego sutrikimų šviesoje pirmenybę reiktų teikti nemedikamentiniam priemonėm, nes vaistai patys iš savęs gali pridaryti daug ir nepagydavimo poveikio. Taigi, pirmoji nemedikamentinė priemonė, kuri svarbi tiek demenciją sergančiam, tiek prižiūrinčiam, kiekvienam iš mūsų, yra ta vadinamoji miego higiena ir jos taisyklės. Taigi pats pirmasis svarbiausias dalykas yra reguliarus ritmas, kad mes turime eiti visi gultis ir keltis tuo pačiu metu. Tai yra svarbu dėl to, kad mes taip išmokom savo tą biologinį laikroduką mus migdyti vienu metu ir prabudinti kitu metu. Toks kaip refleksas atsiranda. Kas yra svarbu būtent demencija sergant ir senyvam amžiui, kadangi dažnėja šlapinimasis ir dažniau būdina būtent noras keliauti į tualetą nakties metu. Dėl to rekomenduojama išvis antroji dienos pusėje vengti daug skysčių, kad po to nebūtų didelis tas poreikis. Taip pat rekomenduojama bent 2-4 valandas iki miego visiems mums vengti stimuliuojančių medžiagų. Kas tai yra? Tai yra kofeinas, cukrus, alkoholis, nikotinas. Tie paveikslėliai produktų, kuriuos patikiu, yra tie, kurie yra geri ir tinkami pasirinkti vakarienį. Būtent šitie produktai kaip avokadas, bananas, vyšnios, graikiniai riešutai, avižinė košė, kalakutiena, jie turi daug vadinamo triptofano. O iš triptofano gaminasi melatoninas, kuris, kaip jau minėjau, gerina mūsų užmigimą. Labai svarbu, kad nebūtų jokių elektroninių prietaisų miegamajame ir jų naudojimo prieš miegą. Visi mėgstam, ypač turbūt čia labiau gal globėjai, naršyti ekranuose prieš miegą, dar atrašinėti įvairius elektroninius laiškus. Būtų gerai tą ekrano higieną bent likus keliom valandom iki miegą dėl tos vadinamosios mėlynosios šviesos ir bendrai smegenų veiklos aktyvinimo. Tas miegamasis miegamojo patalpa turėtų būti tyli, išvėdinta ir aptemdyta. Demencija sergantiems pacientams nebūtinai visiškai tamsi, nes kartais tai didina tą naktinį bruzdumą, kad jie nelabai žino, kokioje aplinkoje esą, jie nebepažįsta objektų, jie negali įžvelgti jų tamsoje, todėl kartais ta pritemdyta šviesa yra drąsiau ir saugiau jiems. Yra svarbu susikurti tuos vadinamus miego ritualus prieš miegą. Tai vėlgi, kaip vaikus mokinam, šilta vonia, pasakos skaitimas ir tada žinom, kad einame miegoti. Taip mes ir kiekvienas iš mūsų galime susikurti savo ritualą, kažkokią atsipalaidavimą, relaksaciją, ramios muzikos klausymą. Senyvam amžiui irgi pagal poreikį, ar tai nusimaudimas, šilta arbata, pieno stiklinė ir ėjimas miegoti. Šiek tiek palaikyti tą tokį refleksą. Kas yra labai svarbu tiek senam, tiek jaunam, fizinis aktyvumas dieną. Ypač jeigu jis yra galimas natūralioje šviesoje, lauke, griname ore. Tai ne tik svarbu mūsų vadinamam tam biologiniam laikrodžiui, bet ir bendrai palaikyti budrumą, aktyvumą, o jau nurimti būtent prieš vakarą ir naktį. Ir tada labai svarbi yra šviesa, natūrali arba dirbtinė. Dėl ko taip prašau, nes žinoma, kad demencija sergantis pacientai rečiau išeina į lauką ir rečiau pabūna natūralioje šviesoje.
COVID situacija irgi lėmė, kad mes labiau visi tapome izoliuoti. Taigi ta dirbtinė šviesa irgi kartais gali būti pakaitalas, kad nesusimaišytų mūsų smegenys, kad mes net ir esant patalpoje turime dieną, o kai tamsu turime naktį. Ir šviesos terapija ypač akcentuojama prie demencijų gydymo. Tai yra specializuota terapija, kuri skiriama įvairiais pavidalais, bet daugiau nei 2500 liuksų, netradicinės mūsų šviesos intensyvumu, bet didesniu. Ir mes galime reguliuoti pagal šviesos spalvą arba tą vadinamą šviesos bangos ilgį, kokio mes efekto norime, nes šiltos spalvos, rausvos spalvos, geltonos spalvos, jos gerina melatonino išskyrimą. Jeigu gerina melatonino išskyrimą, reiškia mus migdo, o šaltos spalvos, mėlyna, tamsiai žalia, jos blogina melatonino išskyrimą, reiškia mus veikia būdraujančiai ir didina to streso hormono kortizolio išskyrimą. Reiškia, šalta mėlyna šviesa mums kaip tik kelia tą budrumą. Ir kas yra bandoma daryti, ir yra jau straipsnių nemažai apie tokių pagalbų efektyvumą, kad bandoma keisti apšvietimą patalpose, kur demencijos globos įstaigose, kur pacientai praleidžia laiką, kai jie bendrauja dienos metu, žaidžia kortomis, šachmatais, būtent tose bendravimo patalpose, ten bandoma palaikyti būdravimą keliančią šviesą, o jau nakčiai artėjant pakeisti apšvietimą į migdantį. Tai galima daryti ir turint tokias kaip apačioje pavaizduota planšetės pavidalo nešiojamas pastatomas lempas, jų taip pat galima ir internetu parsisiųsti ir naudoti. Ir būtent dabar, kai yra tamsusis, šaltasis sezonas, kada mes rytais dažniausiai neturim daug šviesos ir grįžtam po darbų jau vėl tamsu, kad kompensuoti tą rytinę šviesą, galima pasistatyti tokią lempą 20 cm prieš save, prieš savo veidą per pusryčius ir jie paspinduliuoti 20 minučių seansą. Ir manoma, kad tai pagerina tiek dienos darbingumo budrumą, tiek pagerina užmigimą naktį ir mažiau kelia prabudimą. Ir būtent moksliniai tyrimai su demencija sergančiais pacientais ir šviesos terapija parodė, kad tikrai pagerėjo jų užmigimas, miego efektyvumas, jie pasidarė dieną budresnė, pagerėjo jų emocinė savijauta ir sumažėjo tas vakarinis budrumas bei prabudimai ir agresyvumas. Ir pastebėta, kad geresnis efektas yra institucijose, kai yra masiškai keičiamos tas apšvietimas patalpose, negu kai namuose mes ten pakeičiame vieną lempą, nes kol pacientas vėlgi nebūna vienoje vietoje, kad gautų tokį efektą. Kas yra siūloma iš tų būtent paprastųjų nemedikamentinių intervencijų, būtent globos įstaigose, nakties ir dienos programa, kad naktį būtinai palaikomas tylus režimas, išjungiame visi televizoriai, radijai, stengiamasi nutildyti kaimyną triukšmaujantį, kad visiems būtų tylu, ramu ir pavyktų greičiau užmigti. Labai atkreipiamas dėmesys į tą apšvietimą, kaip sakau, jis turi būti blausus, ne tamsiai gąsdinantis, bet blausus ir migdantis, migdančių šviesos spektrų. Ir kadangi yra vis tiek poreikis eiti šlapintis, personalas tai daro kelių valandų intervalais, vis tikrina, kam reikia pakeisti įklotus arba nuvesti į tualetą, kad nebūtų didelio triukšmo ir nuolatinio visų aktyvaus vaikščiojimo. Ir ta dienos programa, tai tas reguliarumas, kad keltis 8 valandą, gulti 8 valandą, turėti bent 30 minučių šviesos seansą lauke arba viduje, gauti tos šviesos ir palaikyti fizinį aktyvumą, turėti bent 3 kartus per dieną lengvo intensyvumo mankštą, kas tinka senyvam amžiui. Ir tada neįsiplėsiu tikrai, nes čia jau yra vis tiek medicinos specialistų erdvė, bet ką galime skirti papildomai, bet tų nemedikamentinių priemonių, nemigai, vis tiek kalbam su pacientais ir jų globėjais apie miego higieną, apie tą pačią šviesos terapiją, galimas melatoninas ir dar ir psichoterapija. Bet psichoterapijai, žinoma, reikia gerų pažintinių funkcijų, dėl to dažniau tai galima pasiūlyti ne demenciją sergantiems pacientams, o jų globėjams arba šiaip nemigą turintiems pacientams. Parašiau su keliais šauktukais įspėjimą, kad labai atsargiai su raminančiais migdomaisiais, nes net ir neturint demencijos senyvam amžiui, visi slopinantis benzodiazepinai ir panašus raminamieji vaistai, jie didina griuvimų riziką,
Jie blogina patys pažintinės funkcijas, jie kelia didelį pripratimą ir laikui bėgant jie gali nebeturėti tokio efekto. Tai tikrai neturėtų būti pirmo pasirinkimo gydymas. Miego apnėjai, žinoma, rekomenduojame palaikyti fizinį aktyvumą, mažinti kūno svorį, gydyti greta esančias kraujospūdžius, cukraligės ligas, vengti miegoti ant nugaros, padėti volelį, siūti teniso kamuoliuką į pižaminius marškinėlius, kad būtų nemalonu miegoti ant nugaros ir žmogus pasisuktų. Ir tada, jeigu reikia, taikoma speciali tokia ventiliacinė terapija, bet čia jau reikia specialisto konsultacijos jai. Vaikščiojimui, mušimuisi naktį, labai svarbu ta saugi miegojimo aplinka. Jeigu pacientas miego metu sapnuodamas išeina iš lovos ribų arba trinktelimo mosikuoja, neturi būti greta aštriais kampais baldų, kažkokiu aštrių pasiekiamų įrankių. Pacientas negali sugebėti miego metu atsidaryti pats lango, išeiti pro duris, pasimti peilį, nes yra tikrai visokių istorijų buvę negerų įvykių, kad išeina ir autostradą ir iššoka pro langą ir susitepa sumuštinį su aštriu peiliu. Dėl to tas saugumas yra labai labai svarbus. Yra labai svarbu, kaip reaguoti, kai toks pacientas pradeda šaukti arba vaikščioti. Prižiūrėtojui artimajam nereikia jo budinti, nes viskas vis tiek vyksta miego metu. Jeigu jūs išbudinsit tą žmogų, jis liks sutrikęs, išbudintas iš miego, nesuprasdamas, kas vyksta ir gali būti sunku užmigti. Jeigu pavyksta, reiktų tą pacientą ramiai vėl paguldyti į lovą ant šono, paglostyti, užkalbėti, kad jis vėl tęstų miegą, nes tas epizodas praeis, jis netruks visą naktį. Kartais galimas melatoninas tokių epizodų retinimui. Ir neramios kojos, kaip minėjau, jeigu būtų geležies stoka, tai skiriami geležies preparatai. Kartais tinka, ką aš patariu paprastą būdą pacientam, į vieną dubenį įsipirti šilto vandens, į kitą šalto vandens ir pamirkyti kojas, pašlakstyti. Tai vienu vandeniu, tai kitu daryti tokią kontrastinę vonelę, kuri gerina kraujotaką ir šiek tiek nuramina tuos neramių kojų simptomus. Ir tada yra specifiniai vaistai, kuriuos jau skiria gydytojas neurologas. Taigi išdėsčiau, ką norėjau. Tikiuosi, kad buvo suprantama ir dabar lauksiu jūsų klausimų. Tik tai dar pareklamuoju, kad nemažai apie miegą ir miego sutrikimus informacijos yra mano tinklaraštyje meškosmiegas.lt. Tai kviečiu ir ten apsilankyti. Ačiū.